O jei galėčiau investuoti į stipriausius pasaulio verslus, kurie tikrai uždirbs pinigus dar ne vieną dešimtmetį. Warrenai, gal gali patart? Tai reikia ieškoti konkurencinio pranašumo. Žinoma, juk verslai kūrėsi, auga, susiduria su iššūkiais ir dėja kartais problemų neįveikia bei bankrutuoja. Tai mes norim tų, kurie nebankrutuos, o kaip tik uždirbs vis daugiau pinigų. Bet tai gal jų dauguma? JAV statistika 23 metų sausio Liepos mėnesiais registravo 402 korporatyvinių verslų bankroto atvejus. 16 iš tų kompanijų buvo daugiau nei $1 milijardo vertės. Tarp žinomesnių vardų prisimenam ir duris užvėrusi žymų į Silicon Valley Bank ir mažmeninę prekybininkę Bed Bath & Beyond. Tai jei mes, kaip ir didžiausios institucijos, žvalgomės kompanijų, kurios sėkmingai veiks ne tik šiandien, bet ir po 20 ir dar daugiau metų, gal įmanoma pagrinėti, ką jie atsirinko? Būtent tą ir padarysime ir visiškai nemokamai. Spustel po video like ir subscribe ir leis pasidalinsiu visų procesų su mažiau nei 100 € investicija. Anglų kalboje verslams, kurių sėkmingas veikimas ir šiandien ir po kelių dešimtmečių yra labai tikėtinas, suteikiamas apibūdinimas wide moat. Tai iš esmės reiškia, kad verslas rinkoje yra konkurencingas ir gana unikalus bei turintis konkurencinį pranašumą. Jį sunku kopijuoti ar pakeisti dėl įvairių priežasčių. Labai stipraus įmonės brando, konkurencinių gamybinių pranašumų ar unikalių patentų. Savarankiškai identifikuoti wide moat įmonės ne visada paprasta. Juk reikia ir tiksliai perprasti šiandieninės verslo pozicijas ir apytiksliai vertinti ateities perspektyvas. Bet gal apskritai dienų dieną sėdėti ir kompanijas atsirinkinėti pagal wide moat kriterijus tiesiog neapsimoka? Aišku, galite daryti tai, arba galite paprasčiausiai pasižvalgyti investicinių bendrovių sudarytose wide moat ETF portfeliuose. Būtent vieną tokį fondą šiandien ir panagrinėsiu. Analizai pasiėmiau OneAct Morningstar US Sustainable Wide Moat ETF su lengvai įsimenamu trumpiniu MOAT. Tai yra 2015 metais sukurtas fondas, kuris fokusuojasi būtent į konkurencingiausius biržos verslus, kuriems prognozuojama šviesi ateitis ir po 20 metų. Nors MOAT portfelis yra labai koncentruotas į ateitį, fondas ir šiuo metu rodo patrauklius rezultatus. Nuo įkūrimo investuotojams generuoja vidutiniškai 12,5% metinę grąžą, o fondo valdomas turtas apima daugiau nei $500 milijonų. Į MOAT sudėtį įeina lygiai 60 skirtingų kompanijų. Pats ETF-as priskiriamas accumulating tipui, o tai reiškia, jog investavę iš jo dividendų negautumėte, tačiau jie būtų automatiškai reinvestuojami į fondo plėtrą. Labai norisi pasižvalgyti, kokius verslus ateities lyderių pozicijose mato investicinė bendrovė. Tad štai top 10 MOAT ETF pasirinkimų matote ekrane. Keliaukime tiesiai prie sąrašo ir paimkime kelis specifinius pasirinkimus nagrinėjimui. Didžiausia MOAT fondo pozicija priklauso kompanijai Autodesk. Gal teko girdėti? Tai yra visame pasaulyje stipriai įsitvirtinęs amerikiečių programinės įrangos verslas, siūlantis įvairiausias IT programas įmonėms ir privatiems klientams. Naudojant Autodesk programas, pavyzdžiui, žymėje AutoCAD, sėkmingai projektuojami ir gyvenamieji pastatai ir didžiausi verslo centrai bei sandėliai ir įvairūs infrastruktūros objektai. Kompanija taip pat siūlo įrangą animacijos ir 3D modeliavimo darbų bei produktų dizaino kūrimui. Pavyzdžiui, tas pats AutoCAD'as yra labai gerai architektams ir dizaineriams pažįstamas įrankis, o Maya su ilgaja, kita Autodesk programa, naudojama aukšto lygio filmų ir žaidimų projektuose. Pats Autodesk verslas ne tik siūlo kokybišką įrangą, bet ir taikosi prie klientų poreikių bei jų pokyčių. Verta paminėti, kad vienas iš konkurencinių pranašumų yra perėjimo kaštai. Pagalvokit iš tokios sferos. Žmogus dirbantis su vienu verslo įrankiu, pavyzdžiui, AutoCAD'u, patirs gan daug nepatogumų bandant pereiti prie naujos programinės įrangos. Ši vieta būtų skausminga produktyvumui ir bendrai verslui. Tai momentaliai parodo, kad verslai ir klientai tikėtinai liks prie jau pažįstamo pasirinkimo ir tai leidžia kompanijai išlaikyti klientus gerokai ilgiau nei standartiškai. Tiesa, Autodesk pagal finansinius rodiklius šiuo metu netrodo kaip geras pavienės akcijos pasirinkimas. 23 metais verslas uždirbo kiek daugiau nei $1 milijardo pelno. Visai daug. Šiuo metu viena Autodesk akcija kainuoja apie $250 ir akcijai tenkantis pelnas pagal paskutinių 12 mėnesių rodiklius vos viršija $4. Autodesk rinkoje šiuo momentu yra ryškiai pervertinta, bet gal tai yra būtent todėl, kad verslas turi tokį didelį konkurencinį pranašumą. Antroje MOAT ETF pozicijoje turime kompaniją Intercontinental Exchange, sutrumpintai ICE. Tai dar viena amerikiečių kompanija, kuri kontroliuoja įvairias finansų ir žaliavų biržas bei keitiklas. Mažai kam žinomas faktas, jog verslui priklauso didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų vertybinių popierių birža Nasdaq'as. Už kiekvieną joje atliekamą operaciją ICE ima paslaugos teikėjo mokestį. Jau vien toks monopolis yra reikšmingas ilgalaikis pranašumas. Ką manat? Kaip pavogti klientus iš tokio verslo?
Verslo finansinės operacijos taip pat apima grynųjų pinigų keitimus, ateities sandorių biržos ir kitas paslaugas. Už metų sakė EIS 22 metų pajamų analizės paveiksliuką matyti, kad finansinių biržos keityklų paslaugos sudarė daugiau nei 60% nuo visų pajamų srautų. Likusią įplaukų dalį pasidalino kompanijos būsto paskolų, duomenų paslaugų sektoriai ir kitos paslaugos. Įdomesnis yra ICE Mortgage Technology sektorius. Šios sektoriaus ICE paslaugų paketas padeda finansinėms institucijoms sėkmingiau pritraukti potencialaus būsto paskolos gavėjus. Bendrai efektyviai apdoroti ir susisteminti jų paraiškas, analizuoti ir vertinti pareiškėjo tinkamumą paskolai, bei pateikti įžvalgas paskolos davėjui. Panašu, kad ši įranga kredito įstaigoms yra lyg Excelis gamybiniam verslui, o ICE džiaugiasi dar vienos gana unikalios paslaugos konkurenciniais pranašumais. Trečioje MOAT ETF topinių pozicijų vietoje yra korporacija Comcast. Daugiau nei $165 milijardų kapitalizacijos įmonė yra viena žinomiausių kabelinės televizijos paslaugų teikėjų ir televizijos kanalų grupių, kuriai tuo pačiu priklauso ir kino kompanijos bei įvairių žiniasklaidos portalai. Comcast priskiriami tokie žymus prekiniai ženklai kaip NBC, Universal, DreamWorks ir dar daug kitų brandų, kurie vien iš savęs yra milžiniški. Jau vien marketinginis kompanijos įdirbis ir ilgametė turinio kūryba viso pasaulio auditorijoms tikrai padaro Comcast rimta wide mode srities atstovę. 23 metais Comcast uždirbo apie $121 milijardą pajamų, iš kurių beveik 2/3 sudarė kabelinių paslaugų planai ir įvairių medijos platformų įplaukos. Comcast turinys, filmai, transliacijos ir kiti panašus dalykai apėmė apie 1/3 organizacijos uždarbio. $41 šiuo metu kainuojančiai vienai Comcast akcijai pagal pastarųjų 12 mėnesių duomenis tenka daugiau nei $3,6 pelno. Net 12 punktų nesiekiantis PE atrodo labai solidžiai. Šis verslas labiausiai turi brand žinomumo konkurencinį pranašumą ir tai reikėtų įsvertinti prieš sprendžiant, ar į jį investuoti. Gerai, dar vienas iš topinių VanEck ETF pasirinkimų yra korporacija Allegiant PLC. Ši $11 milijardų kapitalizacijos bendrovė užsiima fizinių ir virtualių saugumo produktų kūrimu ir pardavimais. Kompanijos pasiūloje yra beveik visos įmanomos saugos sistemos. Nuo kasdieninių mechaninių užraktų iki durų sistemų atrakinamų slaptažodžiais, magnetiniais raktais, kortelėmis ar specialiomis Allegiant virtualiomis programomis. 22 metais kompanija uždirbo apie $3,3 milijardo pajamų. Maždaug 70% iš jų generavo mechaniniai, o 30% virtualūs sprendimai. Allegiant labai apylygiai skirsto savo klientų ratą ir neaplenkia nei mažmeninių klientų, nei didesnių organizacijų. Aišku, geras verslas nepastebėtas neliks. Daugiau nei 90% Allegiant verslo susipirko įvairios institucijos, investuotojų top 5 priklauso virš 40% visos kompanijos. Jei patiko kažkuris iš verslų, super. Galime judėti tiesiai prie investicijų, jei teisingai įsivertinote kainą. O kas jei nesinori spėlioti? Vienas iš pasirinkimų tiesiog pats ETF-as. Keliaujame į Freedom 24 sąskaitą, renkamės ne D sąskaito, tą su skaičiuku, nes čia yra pagrindinė sąskaita. Jeigu neturite Freedom 24, nuorodą aprašymę, nežinau, gal pirmas video, kurį matote, bet bendradarbiavome su šito brokeriu jau daugiau negu 2 metus. Tai dabar labai paprastai MOAT į paiešką. VanEck, Vectors, Morningstar, Wide Mode ETF'as. Žinoma, perskaitom atsidarę, priimti. Kai perskaitėte, ir sakykime, aš noriu nusipirkti už lygiai 88, nes tai bus limit orderis, pavedimo nustatymas, matau, kad nėra jokių maržų, patvirtinti pirkimą, tai taip lengva. 5. pramonės revoliucijai įsibėgėjant, finansų pasaulyje vis daugiau svorio įgauna gamybinės technologinės įmonės. Jei kartais praleidai mano ankstesnį video apie elektromobilių pramonę ir įdomesnės jos akcijas, spusteltai čia matoma nuoroda, truksi vos kelias minutės, o atrasi labai įdomių verslų su didžiulėmis ateities perspektyvomis. Gal ir investavimo galimybė?